Mielieji, kai žiūriu dabartinius mūsų politikus, tai toks vadinamos naujos generacijos, naujos kartos, Ruginienė, Žemaitaitis, jie maždaug mano tikriausiai ir jaunesni. Greičiausiai jie kaip asmenybės, panosim tokį didelį ir galingą žodį, nes jie viso politikai, tai visi kažką tai pasiekti gyvenime. Kaip asmenybės buvo suformuotos greičiausiai amerikietiškos populiariosios psichologijos knygų. Nes šiuo metu buvo labai populiarios knygos, tokios kaip Napoleonas Hillas, filmas Secret buvo labai populiarus Lietuvoje. Ir štai tai ten amerikiečiai kaip visą laiką tokie davaliai pratingi ir yra jie komerciniai. Jie pradžių pigioj knygoje aiškina, kam esmė. Ten esmė buvo paprasta filosofijos. Tu turi vizualizuoti, tu turi galvoti apie savo norus, kurti vizualizacijos lentas. Viskas faina, viskas gerai. Pas man yra projektas, noriu pilus. Aš irgi apie tą dalyką aš neku. Bet tai tik tai mažas žingsniukas. Sėdėti ir vizualizuoti šitoje vietoje. Bet reikia daryti toliau veiksmus. Vat kas nori pilus į projektą ir yra pas man duoti tik veiksmai. Ir aš tuos veiksmus, už tas technikas pinigų neprašau. Amerikiečiai, jie už viską prašo pinigus. Lietuvaičiai tokie pratingi žmogeliai, jie paskaitos, viską supratau. Aš žinau, viskas gerai, reikia vizualizuoti toliau, už tokius mokymus, kursus, nieko pinigų nemokėsiu, jau viską ir taip aš žinau. Ir kai tokie žmonės dasirauna iki valdžios, nors blemačiai, jie raudamėsi į valdžią, eidami į valdžią, taigi valdžion eitai tikrai turėjo padaryti kažkokius veiksmus. Greičiausiai pas juos buvo tikslas pakliūti į valdžią, pakliūti į politikus, ar į Seimą, ar į vyriausybę, darė kažkokius veiksmus. Taigi suprask, kad ir kitiem tikslam irgi reikia daryti kažkokių veiksmų. Ne? Jie to dalyko panašu nesupranta. Aišku, negali būti visi tie politikai, kaip dabar koks buvo ministras Dulkys ar kas, kuris interviu, ant tiek yra toks genialus, kad man papasakoja. Man čia, kai darbą priiminėjo, aš pasakiau, kad nieko nemoku, man tai painstruktavo ir tada mane priėmė į darbą. Negali taip visų ministrų ir Seimo narius priimti žmonių, kurie, ta prasme, iš vis nieko nemoka, nieko nežino ir nieko nesupranta. Tokius ir valdyti yra davaliai sunku. Pato ir pasakoja visą tiesą, kad mūsų tikslas buvo, kad sumažinti gimstamumą. Ura, mes pasiekėm šitą tikslą. Būna ir tokių debilų politikų, bet kad ir kaip pasauk, kad jie nemąstantis, bet sutikit, jie valdžioj, mes nevaldžioj. Reiškia, kažkokius tai darė veiksmus. Bet kodėl jie dabar toliau gyvena savo iliuzijos? Aš suprantu, kad šita pati naujausia politikų karta, kurie kaip Laisvės partija, tai jie jau sukurti tik to, ten jau pokyčių, video po video, ta prasme, ir ten jau nėra jokios adekvatybės. Bet paštuos tai kažkokia tai turėtų būti adekvatybė. Bet jie vis tiek susikūrė savo vizualizacijos lentą, viskas gerai, nereikia daryti. Kad Rusija sugrius, ta prasme, jau tuoj Rusija jau ir tuoj grius, kad Iranas viskas tuoj susitvarkys, ta prasme, tas sąsiauris atsidarys ir vėl bus kaip prie karalienės. Bet tai ta lenta turi būti adekvati. Aš kai, ta prasme, šneku su klientu ir ten sako, tai aš noriu ten, ta prasme, privačios salos. Jo ten pajamos 5,000, 6,000 eurų į mėnesį. Sakau, okei, viskas tvarkoja, ar tai adekvatu tavo lygiui? Tai tada, sakau, tada kur nors salą Lietuvos ežere, jeigu nori, gali nusipirkti. Ne, man netinka. Ta prasme, tai vizualizacijos lentoj kažkoks turi būti adekvatumas. Negali tu norėti rytoj nuskristi į Marsą. Kaip ir norėt gali, bet tai ar tai pakeis tavo gyvenimą? Taip, priartins prie psichuškės, jeigu tu tokius tikslus kelsi. Tas pas mūsų valdžia panašu, kad artėja prie psichuškės, jie neigia ir nepripažįsta, kad pasaulis pasikeitė. Matot, būna toksai gyvenime atvejais pas žmonės, kai kažkaip blogai jautiesi, kažkas netokio, nėra komforto, nueini pas daktarus, padaro tyrimus, viskas maždaug normos ribos, gal prie žemustinių normų, bet, ta prasme, kaip sako, gyvent galima. Bet kažkas viduj ne taip, tu jauti, kad kažkoks šūdas viduj. Tai ir tada tu arba sakai, čia ką nors šiandien depresijų, ar dar ką nors depresiją irgi reikia užsimti, reikia ją tvarkyti. Tai dėl to, kad panašu, kad mūsų tokie politikai. Mes tai norim, kad Rusija arba Iranas pralaimėtų ir viskas būtų gerai. Bet tai pažiūrėkit, ką šneka vyresni broliai, tie patys, pavyzdžiui, Amerikos prezidentas. Jisai su Putinu veda derybas, patiesia jam raudoną kilimą. Taip, pas amerikiečius nėra visokių dalykų, ta prasme, niuansų, daug vaidybos yra šou. Bet kam apart Putino, Trumpas yra patiesęs raudoną kilimą. Tai yra ženklas tiem, kurie masto, tokiam, pavyzdžiui, kaip Orbanas, kurie linkme reikia eiti, norint naujam pasaulį kažką tai sukurti. Nes pasaulis
byra į gabalus. Globalaus pasaulio nebėra beveik jau, žiūrėkit. Liko tik tai vienas žingsnis padaryti amerikiečiam. Uždrausti Amerikos kontinentui parduoti naftą kitam regionui. Viskas. Ir mes nebeturim bendros naftos kainos visam pasaulyje. Mes nebeturim Brent naftos kainų biržos. Biržos sugriūna. Ir taip, kad kiekvienas pardavinėja, kaip nori naftą. Ir kaip tada jūs gyvensite. O tai yra ateitis. Tai yra nauja ateitis. O čia šneka 6 centai nuolaida. Nuo 2,50 €. Debilai jūs. Tad tuos 6 centus pasims Mažeikių naftas, kas, jau tokių debilų valdžioj nesumatęs. Bet pagal jų tikriausiai vizualizacijos lentas, pagal jų įvairius vadovėlius, kurie neveikia. Nors, pavyzdžiui, grinai teoriškai vėlgi, kaip paimame, šnekėjom apie žmogaus tyrimus, paimant Lietuvos ekonominius rezultatus ir paimam vadovėlį ekonomiks, pagal kurį jie visi gyvena, viskas tvarkoj. Bet pažiūrim į Lietuvą, kažkaip tai šūdas, man atrodo, ar ne? Atprašykit, pasme Lietuvoje. Jeigu dar tiek dažė, tai reiškia kažkiek tai matote ir moka dėmesį išlaikyti. Tai reiškia, ar Lietuvoje, pagal savijautą viskas tvarkoj? Taip, kaip prašo šitie visi rodikliai, ekonomika auga, algos didėja, mes čia vos geriausi Europos ekonominiai rodikliai, kaip man rašo mano žuvytės. Bet realiai yra ne taip. Tai mėlyje, kai mes turim tokius politikus, kas jums belieka? Užsiimti savais gyvenimais. Tam ir yra projektas Norai pildosi. Būkit partingesni negu mūsų politikai, bent jau vieną galvą. Sudarot savo norus, patikrinate, ar tikrai yra jūsų norai, ar tai nėra svetimi primesti kaimynų, draugų, tų pačių politologų, mano mylimų marketologų. Ir tada įmatės veiksmų įgyvendinti tuos norus. Iš esmės viskas kaip ir yra paprasta. Tik viena problema. Reikia kažką daryti fiziniam pasaulyje. Jeigu nori susirasti meilę, tai ne tik reikia sudaryti jos paveikslą, bet reikia pakelti subinę nuo minkštos sofkės, padėti alaus pigaus skardinės ir išeiti kažkur į gatvę, mažiausia, išeiti iš TikToko, pereiti kokį nors pažinčių portalą, kokį nors Insta ar dar kur nuveiti, bent jau ten pažiūrėti, mergų ir pradėti jom rašyti. Jeigu nori, vyrą susirasti, tai kažką reikia žiūrėti, kokį norit, gal tada į sporto salės, gal kokius nors kursus nuveiti, kur tokie gali būti žmonės ir kaip susitikti. Reikia daryti fizinius veiksmus, kurie artina prie mūsų tikslų. To, ko nedaro mūsų valdžia. Esmė tame tikriausiai, kad mūsų valdžia nebežino tikslų. Kas nors gali pasakyti, kokie Lietuvos yra tikslai? Nugalėti Rusiją? Ar tai realu? Apsiginti nuo Rusijos? Kataras turėjo amerikiečių karinės galingiausias bazės. Padėjo apsiginti nuo Irano, nuo šalies, kuri gyvena 40 metų sankcijos. O čia kalba apie tai, ant kiek adekvačiai reikia kurti norus ir ant kiek jie turi būti mūsų ir realiai įgyvendinami. Tad, mėlyjeji, norit normalaus gyvenimą išsaugoti bent jau tai, kokį dabar turit, arba jį pagerinti, keičiat gyvenimo taisyklės, keičiat mąstymą ir įmatės kitokių veiksmų. Ne, žiūrėkit toliau mano video šituos. A jeigu norit keist, einat į Norai pildosi. A toliau, kaip sakys, kurią pasirenkat tabletę, kaip matė rytoj. Gyventi kaip visi ir kristi į subinę, ar išlaikyti lygį ir eiti į viršų. Rašyk komentarus, kokie pasirinkai variantą ir kokius padarai pirmus žingsnius.